Lietuvos dainų šventė šiais metais suburs rekordinį skaičių pučiamųjų instrumentų orkestrų. 100-metį mininčioje šventėje gaus Vario audra. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas, kurio scenarijaus autorius ir meno vadovas, Panevėžio mieste ir rajone puikiai pažįstamas dirigentas Remigijus Vilys. Atsirinkinėja muzikantus, orkestrus, kur yra 2800 žmonių dabar, o į areną galim talpinti iki 1800. Tai va tokių visokių dalykų yra. Yra ruošiamos nemažai naujos programos, naujų kūrinių mūsų Vario audros programai, kur orkestrai dalyvau, šokių grupės ir solistai. Tai turime pradžios muziką tokią vadinamėse, kur naujai sukūrė muziką Saulis Petreikis ir Valdas Stanaitis ir jaunas kompozitorius Donatas Bukauskas. Pasak Remigijaus Vilio, orkestrų koncertų programa bus įspūdinga ne tik dalyvių gausa, bet ir atskirais savo elementais. Ja papildys ir Panevėžyje išpopuliarėję muzikantų kovos. Turėsime užaugintą Panevėžį tokį reiškinį, mušamųjų ansamblio būgnininkų kovas, drumlainas, kuris vykdo pas mus arenai konkursai kas 2 metai. Turėsime Lietuvos kariuomenės visų rūšių karinių orkestrų pasirodymą, jie kūrė bendrą defilė tokią, maršinį žygiavimą. Tada turėsime vaikų programą. Vaikų programą yra užsiregistravę dalyvauti jaunimo 1200 vienu metu turės groti, teisingai ateiti, išeiti ir kažką pagroti dar kartą. Ir turim tokią aukso fondo vadinamą tradicinę programą, kur pagrindiniai mėgėjų orkestrai, ten kažkur apie 800 žmonių, kartu gros tokios jau populiarius, save laikė patvirtintus kūrinius nuo pirmos dainų šventės Juozo Gudavičiaus kūrinių iki šiuolaikinio autorių. Šiais metais pučiamųjų instrumentų orkestre pasirodys ir džiazo orkestrai, kad būtų atskleistos visos orkestrinės muzikos galimybės. Baigiamojo kūrinio Kur giria žaliuoja aranžuotę orkestrams sukūrė švedų autorius. Juozo Gudavičiaus daina Kur giria žaliuoja, kuria pavadinta ir šventė, ir labai susijęs su Panevėžio rajono Gudavičius, nes jis čia ir vargoninkavo ir baigė savo gražų gyvenimą mūsų krašte. Tai švedo tasai kompozitorius padarė labai gražią aranžuotę. Turim Amerikos lietuvių kompozitorių Kęstutį Daugirdą, kurio senelė irgi šito krašto išvyko į Ameriką iš Panevėžio ir jisai sukūrė kūrinį Ateities žaliavimus. Turim tokį modernų kūrinį, kur su Jevoru Jasinskiu bus orkestrai ir technologijos įvairios įjungtos. Tai labai didelė įdomi programa, ten beveik 3 valandas jinai vyks arenai, EVO Solution arenai. Panevėžio krašto dvasia alsuojantis pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Vario audra Lietuvos dainų šventės 100-mečio programoje numatyta Liepos 4 dieną. Kitas orkestrų pasirodymas vyks Liepos 6 dienos vakarą.